Labas visiems. Kaip ir žadėjau, truputį gal vėluodama, norėjau anksčiau šiandien padaryti, bet geriau vėliau negu niekada. Dar vieną įrašą darom apie ekstra priedus, kurie priklauso prie draudimo. Ne? Kadangi jų yra visas sąrašas, tai po vieną atskirai pagvildensim. Galvojau, pradėsiu gal nuo GP online, nes tai turbūt vienas populiariausių ekstra priedų, bet jį paliksiu truputį keliom dienom į priekį, nes kaip tik dabar su viena klientė einam per visą procesą, tai vat galėsiu naujausiais duomenim pasakoti, kaip viskas vyksta šiai dienai. Ne? Nes pati naudojau paskutinį kartą gal prieš 4-5 mėnesius pati savo, tai gal kažkas keitės maža ką. O šiandien tada norėčiau pašnekėti apie second medical opinion, tai yra antrą specialisto nuomonę. Šitą reikalą mes patys savo šeimoje turėjom, naudojomės tuo, mane, tai yra tokia opcija prie draudimą, ne prie visų, ne visas kompanijas tą turi, Royal London turi, AEG turi, Avivo yra. Tik tais skirtums tame, kad kai kurios kompanijas turi tik tai dokumentų peržiūrėjimą, ne? Tai specialistai, pasaulinio lygio specialistai peržiūri jūsų ligos istoriją ir pasako, kad gal diagnozė netokia. Gal gydyms netoks, sakykime, gal kažko kito reikia, o gal kaip tik viskas yra gerai ir toliau tęsti tokį gydymą, koks yra paskirtas. Tai yra opcija, kad tikrinti tik tai dokumentus. Bet, sakykime, Royal London, pavyzdžiui, kompanija yra ta, kuri suteikia galimybę susitikti su specialistu akis į akį. Tai, sakykime, turint bet kurį produktą su, sakykime, Royal London kompanija, ne, tai jūs gali turėti antrą specialisto nuomonę. Čia tikriausiai būtų geriausia papasakoti kažkokią tai istoriją. Ir istorija iš mano pačios šeimos, tai kai mano vyrui buvo sužeist keliems, iš pradžių mes nelabai žinojom, kas yra jam, nes laiptais nukritęs sužeidė stipriai kelieną. Ir NHS GP šeimos daktaras nelabai kuom pagelbėjo mums ir sakė, praeis, tiesiog sumušti minkštieji audiniai ir nieko čia nėra. Bet skausmai nesibaigė ir nieko gero nebuvo ir prisiminiau, kažkaip pagalvojau, reiktų pabandyti. Susisiekiau su kompanija Red Arc, tai yra visa sistema pagalbos dirbanti būtent su Royal London, ne? Ir antro daktaro nuomonę užsiprašiau. Ne? Ir mes gavom specialistą, aš tiksliau galėjau pasirinkti specialistą, kurį mes norim pamatyti ir draudims mums jį užskaitė ir leido su juom susitikti. Ne? Nuvažiavus pas tą specialistą, mes iš Bostono važiavom į Nottinghamą, gali pasirinkti arčiausiai esantį, bet mes rinkomės nesvarbu kur, svarbu, kad būtų vienas geriausių. Ir nuvažiavus pas tą specialistą, jis pasakė, aš suprantu, kas yra, tai tikrai nėra šiaip sau sumušims, bus tikriausiai trūkę raiščiai arba meniskas įplėšt, kažkas iš to ir skubiai reikalinga operacija. Ką tada jis padarė? Tas daktaras, tas specialistas, jam nėra apmokėta iš draudimą, kad jis gydytų mano vyrą, nesakykime, kad pacientą gydytų, kad siūstų kažkokiam ekstra tyrimam arba vaistus kažkokius išrašinėtų. Ne, jis tik apžiūri ir pasako savo nuomonę. Bet tą savo nuomonę jis nusiuntė į vyro polikliniką ir pasakė, aš mačiau šitą pacientą, įvertinus jo būklę, jam skubiai reikalinga operacija, prašom jį atsiųsti per NHS sistemą pas mus į kliniką, tam, kad operacija būtų atlikta būtent toj klinikoje. Ir gavę tokį laišką, mūsų tiesiog šeimos daktaras negalėtų atsisakyti ir jie turėjo išsiųsti mano vyrą į tą kliniką.
Ir gavos taip, kad galėjom turėti operaciją vienoje geriausiai Kelienų sąnarių klinikoje su tam tikra priežiūra ir tikrai aukštos kokybės priežiūra. Tai va, ir po operacijos automatiškai vėlgi atsimušant į draudimą, vyras galėjo turėti ekstra fizioterapijų privačių. Vėlgi yra ekstra pliusas, ekstra priedas prie draudimų, ką jūs gali turėti, tai kai kurios pajamų draudimų kompanijas turi fizioterapijų priedą. Ne? Tai man atrodo, jeigu aš neklystu, tai buvo 8 fizioterapijas skirtos mano vyrui ir tuo momentu NHS jam davė tiesiog A4 lapą su paveiksliukais, kokius pratimus turėtų daryti ir jeigu skauda, jeigu negerai, užsidėti šaldytų žirnelių maišelį ir čia buvo fizioterapija. Sąžiningai darant, sąžiningai atliekant namie, taip, negali sakyti, kad ji nepadės, ne? Gal kažkiek sustiprins tą raumenuką aplinkui kelieną ir gal kažkaip kažkas, ne? Bet turint galimybę pasinaudoti privačią fizioterapiją per draudimą, jam apmokėjo, man atrodo, jeigu aš neklystu, 8 sesijas ir tai buvo rimtas fizioterapijas, ne, su įvairiais aparatais, mankštom, kremais įvairiais ten tepė darė ir tikrai tai prisidėjo prie greitesnės veikimo. Ne? Tai va, paliečiau šiandien 2 priedus. Antrą daktaro nuomonę ir privati fizioterapija sesijas, privačios fizioterapijos, ką jūs galite turėti savo draudimuose. Ar jūs tai turit? Ar pas jūs draudimuose toks ekstra priedas yra? Čia jau reikia žiūrėti, kokią kompaniją pas jumis konkrečiai yra, kokį produktą tos kompanijos jūs turit, nes, sakykime, kad ir ta pati privati fizioterapija tikrai retai kada būn pridėta prie gyvybės draudimo, bet labai dažnai būn pridėta prie pajamų draudimo. Tai tiesiog reikia žiūrėti dokumentuose, kokį draudimą jūs turit, kokį produktą jūs iš tos kompanijos turit, ne, ir netgi kartais, kada tai buvo daryta, kadangi kai kurie ekstra priedai negalioja seniem klientam, kurių draudimai buvo padaryti gerokai prieš, pridedant tuos ekstra priedus, ne, atsirandant jiems. Tai čia visą laiką reikia žiūrėti ir patikrinti dokumentus. Jeigu patiems neišein pasitikrinti, duokit man žinot, ar nuotraukas atsiųsit, arba pagal galimybę galiu atvažiuoti ir susitiksim ir aš galiu peržiūrėti vietoj dokumentus, ne? Ir galėsiu pasakyti konkrečiai, kokie ekstra priedai pas jūs yra ir kuom jūs galite pasinaudoti. Tad kokiu atveju verta pasižvalgyti to draudimo internetiniam puslapį, kokį jūs turit. Sakykime, atsivertę turit Liverpool Victoria LV pajamų draudimą. Ne? Tai tiesiog įeiti į jų internetinį saitą ir pažiūrėti, kokius ekstra priedus jūs galit turėti ir kuom jūs galit pasinaudoti. Tai didžioji dalis tos informacijos tikrai yra online. Ne? Tai verta tuom domėtis, verta tą žinoti. Todėl, kad ir tas pats, ta pati antra nuomonė specialisto, jeigu taip nuvažiuoti privačiai į klinikas ir paprašyti susitikti su daktaru, tai kainuoja. Ir tai kainuoja dažnai nemažai. Ne? O čia jūs galite turėti nemokamai prie savo draudimą, tiesiog eilinį gyvybės draudimą turint. Tai dažniausiai, dar plus turiu paminėti, kad antro daktaro nuomonė dažniausiai būna taip, kad gali pasinaudoti visą šeimą. Tai sakykime, mano vyras turi draudimą su Royal London. Tai antro specialisto nuomonę galiu panaudoti aš savo, vaikam, jam ir visą šeimą gali naudotis tuo. Tai vėlgi didžiulis pliusas, kadangi apdraus realiai tik tais būtent Royal London draudimu jis vienas, bet ekstra priedų gali pasinaudoti visą šeimą. Ne? Tai va tokie tie reikaliukai, domėkitės ir žinokit, antra daktaro nuomonė veikia labai gerai ir verta ją domėtis, verta pažiūrėti, ar jūs ją turit pas save draudimuose, jeigu neturit arba neįsitikinę, kad turit, duokit man žinoti ir žiūrėsim, ką galim padaryti arba ką galim pridėti, pakeisti, apkeisti vietom, kad būtų kažkas tokio, ne? Tai sakau iki, ačiū, kad peržiūrėjot.
Ir po šiuo įrašu komentaruose įmesiu kelis linkus į puslapius, kur jūs gali daugiau paskaityti, išsiversti savo informacijas apie antrą daktaro nuomonę ir privačias fizioterapijas. Tai va, o aš turiu šį vakarą atšauktą susitikimą ir galvoju, sėdėsiu toliau dirbsiu, bet išnaudosiu šitą laiką truputį aktyviau ir važiuosim savo 12 km trasytę su dviračiais. Nei daug, nei mažai, 12 km neskubant, biški pasivažinėsim truputį aktyviai, o tada grįžus atsisėsiu toliau dirbti ir įmesiu jums kelias nuorodas, ką reiktų peržiūrėti tam, kad žinotumėt apie antro daktaro nuomonę. Viskas, sakau, iki, gero vakariuko visiems ir iki sekančio video.